Sveiki visi, čia vėl aš ir šiandieną sukursiu 10 epizodą. Kaip matėt, praeitam epizode buvo mes urvuose. Tai va, dabar čia kepa, ten auksą išmaceravo ir va, šitais mūsų visi resursai. Tai va. Ką šiandien mes galėtumėm padaryti, aš nieko nežinau. Bet manau, mums jau reikėtų gamintis vat va šitą. Kas? Neberandu. Ekstraktorių. Tai mums reikės 4 šitokių mašininio bloko ir electric circuits. Gerai. Mums reikės vūdo. Pasidarysim tuos, žinot kur. Pasidarysim vieno daugiau, nes mums reikės. Dabar mes turime eiti, neturim, bet mums reikia eiti lauką pasiimti vat gumos, nes seniai jau esam buvę. Kur čia mums ta guma neauga? Kokia neįdu, kaip nesąmonė. Neauga guma, žiūrėkit. Tik iš tų medžių, kurie jau... O šit, kas čia žudo, mirk. Gavom kaulų. Bet mums tų kaulų dabar nieko nereikia. Štai turim 6. Jeigu dar galsim, tai būtų super. Šiaip tai 6 ir užteks ant to dalykėlių. Tai va. Nekeičiu tų zombių. Keičiu šiaip. Gerai, palaukit, pasižiūrėsiu gerai. Mums dabar reikia iškepti, iškepę. Bet mums ir vėl reikės to metalo. Metalo žiauriai būtinai reikia metalo. Tai kas čia dabar? 34 000 energijos, kaip čia pasakęs, visai normaliai. Man atrodo, aš dar turėjau tų laidų. Žiūrėkit, turėjau laidų. Yes! Tai mes galėsim dar, man atrodo, kokį dalykėlį pasidaryti. Pasidarom tų laidų. Tiksliau jau pasiemam, reiks mums. Ko mums reikės? Mums reikės šito ir šito. Tai dedam ir šitaip ir gauname electric surge. Viršui 3 skuperiai, apačioj copper cable. Žodžiu, matot. Ui, fuck. Gerai, dabar pasidarom vėl. Va, jau gavom. Dabar mums reikia mašininio bloko. O mašininį bloką gausim iškepę ironą. Tai mes dar turim 3. Tai kas mums dar galėtų čia išeiti? Ekstraktorius, kompresorius. Kiek mes turim tų laidų? 5 neišeitų. Mums dabar būtinai reikia gumos. Kitam video aš jau būsiu pasirūpinęs gumom. Tai dabar kol kas permėgam. Ir aš pažiūrėsiu, kiek aš filmuoju. Gerai, dar turim laiko. Gerai. Ką mums čia dabar reikėtų? Net nebežinau, ką bedaryti. Ką bedaryti, Matyt, lauk.
Tai matyt, aš prasuku video iki tol, kol iškeps. Neprasuku, na, ta prasme, sustabdau. Tai vat, mes vėl grįžom ir mums iškepė tinkamą kiekį, kiek mums jo reikės. Gerai, pasidarom mašininį bloką. Taip, man rodos, taip ir... Taip, va. Taigi mes pasidarėm ekstraktorių lyg ir. Jo, ekstraktorius. O kokias jisai funkcijas turi? Ogi jis, man atrodo, jeigu mes rasim rubber medį, tą, žinote, milžiniškus tus medžius, kur yra, teikite. Tai jeigu jūs rasim, tai iš vieno, man atrodo, gausim 2 arba 1. Tiksliai nebeprisimenu. Tai va, manau ne, palaukit. Jo, šis video bus trumpas, nežinau kodėl, nes nebėra ką daryti. Kitam video jau spėjau būsiu suplanavęs, ką darysiu. Tai laikinkit, komentuokit, subscribinkit ir viso.